Sveiki gyvi, mėlėjai Slenksčio klausytojai, su jumis Audrys Antanaitis ir ketvirtas mūsų pokalbis apie žurnalistiką ir kitus gyvenimo malonumus. O šiandien mūsų pašnekovas Europos parlamento narys, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Labadiena, Aurelijau. Sveiki, Audry. Ir turime keletą labai svarbių temų. Ačiū, kad radote laiko jas aptarti. Tai pirmoji tema – jūsų 4 Europos parlamento narių nuo Lietuvos laiškas Europos parlamento pirmininkai Robertai Metsolai. Ir jūs stebitės dėl sausio 22 dienos Europos parlamento rezoliucijos, kuri vadinasi bandymas perimti Lietuvos visuomeninį transliuotoją ir grėsmė demokratijai Lietuvoje. Iš ties, kai perskaitai šitą pavadinimą, tai atrodo, kad geriau jau Baltarusijoje negu Lietuvoje. Gal jūs, Aurelijau, galėtumėte pristatyti šito jūsų laiško turinį? Taip, tai ačiū tikrai pirmiausia už kvietimą pokalbiui ir už šitą klausimą. Aš neabejoju, kad turbūt visi šitos įvykius sekė ir seka ir matė atgarsius to, kas vyko Europos parlamente. Jūs paminėjote tą rezoliuciją, kurios vien pavadinimas, aš manau, padarė didžiulę žalą Lietuvai, nes Jeigu Europos parlamentas būtų padiskutavęs ne tik turbūt apie Lietuvą, bet bendrai apie Europos Sąjungą, apie žodžio laisvę, apie grėsmes naujas, apie tas technologijas, kurios ateina ir tam tikrą prasme kelia įtakų ir grėsmių, tai būtų buvę viskas normalu, niekas čia turbūt nebūtų dėl to pykęs, nes tiek žodžio laisvė, tiek žiniasklaidos nepriklausomybę reikia ginti ir tą politikai turbūt, aš tikiu, kad supranta. Bet kai tu matai pavadinimą, kuris iš esmės jau skamba ne kaip kvietimas diskusijai, bet kaip nuosprendis Lietuvai, nes čia konstatuojama, neklausiama, bet čia kaip ir konstatuojama, kad bandymas perimti. Taip, vyksta. Bandymas perimti grėsmė demokratijai. Ir grėsmė demokratijai. Tai įsivaizduokim, kaip tas turėtų atrodyti žmonėm, kurie neturi nei laiko, nei turbūt per daug galimybių gilintis, net ir tai pačiai Europos parlamento pirmininkai, kuriai yra adresuotas šitas laiškas, kiek jinai turi galimybių įsigilinti į mūsų vidaus dalykus, į mūsų vidaus politiką, suprasti, kas čia veikia, kas yra tie žaidėjai. Ir man toks vienas simptomiškas dalykas buvo, neminėsiu žiniasklaidos priemonės, kurioj buvo publikacija apie šitą mūsų kreipimąsi, kuriame yra kalbama ir apie ES sutarties dalykus, kas yra nacionalinių valstybių reikalai vidaus, kur visgi ES turi kompetencijas, kur jų neturi ir panašiai. Tai kai kalbama apie tokius net ir labai praktinius dalykus, kodėl pirmą yra priiminėjama rezoliucija, o po to yra kviečiama į posėdį pasikalbėti, ar nelogiškai yra prieš tai išklausyti, sakykime, tų skirtingų pusių, o tada priiminėti rezoliucijas ir panašiai. Tai tos antraštės pavadinimas buvo toks, kad Lietuvos valdančiųjų partijų atstovai kreipėsi į Europos parlamento pirmininkę, parašė tokį laišką, bet kad tą rezoliuciją, už kurią balsavo parlamentas, inicijavo Lietuvos opozicinių partijų atstovai, tai tokios žinutės aš niekur negirdėjau. Ir čia ir yra visas įdomumas, kad tai yra gera iliustracija, kad visgi tai yra mūsų vidaus politikos tam tikrų politinių batalijų, politinių diskusijų dalykas. Ir būtent apie tai ir yra kalbama, kad visgi tai mes išsispręsim šitos dalykus. Mes esam laisva, suvereni, demokratiška valstybė, kurioj niekas nepaneigia parlamento teisės svarstyti teisės aktus, nepaneigia teisės juos teikti. Nereiškia, kad jie bus priimti.
Jiegi dar ne. Taip, bet Aurelijau, esmė yra ir dėl ko, man atrodo, jūs laišką rašote, ar aš teisingai suprantu. Europos Sąjunga mes siejame su demokratija. Geresnė, blogesnė, supuvusią, papuvusią, bet demokratija. Šiuo atveju rezoliucija buvo priimta ir iš jūsų 5 klausimų matosi, vieną jūs beje ir paminėjote. Matosi, kad priimta rezoliucija pažeidžiant tuos demokratinius principus ir teisės paaiškinti. O teisė paaiškinti viena iš esminių demokratijos principų. Taip. Kodėl taip įvyko, man labai įdomu ir turbūt mūsų žiūrovams būtų įdomu, kodėl Europos parlamentas pasielgė taip, kaip būtų pasielgusi Rusijos Dūma ar Baltarusijos, nežinau, ką ten turi Lukašenka, kažką panašaus turbūt. Kodėl tai pasielgė? Vėlgi, čia gal reikia tiesiog žmonėms papasakot virtuvę, kurios gal neretu atveju žmonės net ir nacionalinės, ne visi gal labai detaliai supranta, o aš jau nekalbu apie Europos parlamento virtuvę. Kaip viskas veikia? Tai net ir Seime sako, ar jūs visus dokumentus perskaitot, už kuriuos balsuojat? Aš turėjau kvailumą, kai dalyvavau 16 metais rinkimuose, bet realiai iš tikrųjų... Prisipažinot, kad ne visus. Ne, tai aš tada turėjau kvailumą, kitą dalyką pasakyti, aš tada labai gerai atsimenu debatus, nes man tai buvo naujiena, ašgi nebuvau tada politikas, tik pretendavau tokiu tapti, dalyvaudamas rinkimuose. Ir gerai labai atsimenu debatus, ten, kur sukviečia kandidatus, Kaune tarp kitko vyko ir... Dabar galiu suklyst, kuris iš žurnalistų vedė tos debatus, bet buvo vienas iš klausimų, žmonės priekaištauja, kad jūs ten neskaitot, už ką balsuojate ir taip toliau. Ir aš taip, bravūriškai sakiau, aš viską skaitysiu, už ką mes ten balsuosim ir aš tikrai įsipareigoju čia perskaityti tos dokumentus, taip toliau. Tai aš dabar va į kamerą galiu visiems, kas čia mus žiūri, prisipažinti, kad aš nusišnekėjau, nes nežinojau, apie ką tiesą sakant šneku. Kitaip tariant, neįmanoma. Tai tiesiog yra, nerealu. Tiek nėra paroj laiko ir tai, taip neveikia joks parlamentas. Tam žmonės susiskirsto į komitetus, tam ten yra atsakingi žmonės pagal kompetencijas, kurie domisi, kurie pristato tos klausimus frakcijose. Tai taip pas mus čia parlamente, taip Europos parlamente. Ir per to žmonės ir yra padaroma esminė, iš esmės įtaka. Ir dabar atsiranda mūsų europarlamentarai, kurie Lietuvoje yra opozicijoje, bet ten priklauso tikrai įtakingom politiniam grupėm. Europos liaudės partija ten yra didžiausia pagal skaičių, kur priklauso mūsų vadinamieji Lietuvos čia konservatoriai ir panašiai. Ir jie ateina ir sako savo kolegom, žiūrėkit, čia yra Lietuvoje tokia situacija, čia mes artėjom prie Sakartvelo, artėjom čia prie kažko dar, nežinau, prie kažko čia, prie kažkokių nedemokratinių iš vis valstybių, Baltarusijos, dar kažko. Ir reikia kažką daryti, reikia čia pasakyti ir panašiai. Tai kaip jūs galvojat, kiek žmonių, netgi tą rezoliucijos tekstą, kurį parlamentas balsavo, kiek jų perskaitė, taip jau nuoširdžiai? Bet čia nėra didelis dokumentas, kurio negali Nesvarbu, Audrey, nesvarbu. Jis nėra didelis. Bet patikėkit, kai vyksta plenarinė sesija, ten yra toks intensyvus laikas, žmonės be to, kad dalyvauja ten savo komitetuose, turi savo klausimus, yra pranešėjai, ten ruošiasi savo pasisakymam. Aš jums duodu galvą nukirst, kad 95 turbūt procentai tų, kurie balsavo už pavadinimą ir balsavo dėl to, kad lietuviai, europarlamentarai, pasakė, kad taip ir reikia. Aš savo frakcijoje irgi šitą klausimą pristatinėjau, nes natūralu, mūsų irgi yra nemaža frakcija, 80 žmonių, 80 europarlamentarų. Ir natūralu, kad jiem kilo klausimo, tai kas čia vyksta Lietuva ar ne, ir man teko papasakot, paaiškinti, kas čia vyksta, kas yra svarstoma, kodėl taip yra daroma. Ir mano frakcijos nariai manim patikėjo. Tai dabar... čia jums pavyzdys, ar ne? Čia ir atsakymas iš dalies. Taip, tai aš papasakojau vieną versijos pusę, ar ne, manim patikėjo mano frakcija, kiti papasakojo kitiem, jie patikėjo jų versiją. Aurelijau, tai aišku, kodėl galėjo būti priimta, bet jūs labai konkrečius klausimus formuluojate ir įsivaizduokime dabar akimirkai, kad
esate Europos parlamento pirmininkas ir į klausimą, kodėl Europos parlamentas priima rezoliuciją neformulavęs delegacijos, netlikęs tyrimų ir nepateikęs klausimų Lietuvos Respublikos Seimui, bei negavęs atsakymų čia, kaip su demokratija siejasi. Vat aš manau, kad tai prasilenkia su demokratija. Todėl, kad jeigu tu tikrai nori suprasti, kas vyksta valstybei, yra visi įmanomi mechanizmai. Juk Lietuva nėra niekaip izoliuota, ar ne? Bendrauja ir politikai bendrauja, ir užsienio reikalų ministrai bendrauja, ar ne? Yra parlamentiniai formatai, kur yra, galima bendrauti. Dabar lankėsi, tarp kitko, vasario 16 dienos minėjime ir Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola, ar ne, Lietuvoje galima buvo pakalbėti, bet viskas vyksta po. Nuosprendis yra paskelbtas, ar ne? Kitaip dar galva nukirsta. Jau yra galva nukirsta ir tada važiuojam, pažiūrėsim, ar teisingai nukirtom. Va dėl ko aš buvau toks piktas, kai čia visa tai įvyko, nes žala jau yra padaryta, jau ją atitaisyti. Dabar įsivaizduokime, mes čia dar kartą organizuotumėm kokią nors diskusiją, nežinau, čia kažkokius debatus plenariniai ten sesijoje. Tai o kas iš to dabar? Jau tas pavadinimas, va toks kaip čia yra, apie neva tai grėsmę demokratijai, apie čia kažkokius užvaldymus ir panašiai, jau už jį yra pabalsuota. Ir čia iš tiesų yra toks, savotiškai šauksmas tyruose, bet aš manau, kad ateičiai tas yra labai svarbu. Ir tai pačiai parlamento pirmininkiai, tai jeigu mes tikrai sakom, kad elgiamės demokratiškai, tai būtų logiška paklausti. Taip, bet aš dėl ateities tai būčiau linkęs abejoti, tačiau vis dėlto dar grįžtant prie demokratijos ir prie procedūrų. Dar vienas klausimas. Iš tikrųjų, Lietuvoje nuskambėjo Venecijos komisijos vizitas. Taip. Susitiko ir žurnalistų dalis bendruomenės, ir politikai. Ir visas tas vizitas tapo šnipštu, kadangi parlamentas nelaukė komisijos ataskaitos. Tai kam tada visas šitas šurmulys su Venecijos komisijos vizitu? Čia vėlgi aš savo versiją pasakysiu, kaip man atrodo visas šitas procesas. Tai man atrodo, kad tiem, kurie organizuoja, arba kurie kvietė, arba inicijavo ir tas rezoliucijas, iš esmės gal ne tiek svarbu yra pats turinys, kiek yra svarbu forma. Iš esmės stabdyti, kaip įsivaizduojama, procesą. Ar ne? Čia Lietuvoje vykstantį. Taip. Ir tiesiog bet kokį mechanizmą panaudot, pagrasinant Venecijos komisiją, nežinant, ką ta komisija pasakys, nes aš norėčiau tikėti, kad visgi ten atvažiuoja žmonės, kurie tikėtina matė ne tik Lietuvą, turbūt matė, gal ir tikrai, kur yra ir grėsmių, gal... Taip tariant, laukti Venecijos komisijos išvados buvo pavojinga tai daliai, ko gero. Aš tokią prielaidą daryčiau. Pamatysim, aišku, kai ta išvada bus, čia nesinori prišnekėti. Jo labiau aš tikrai nesu nei žurnalistas, nei tos ryties čia kažkoks ekspertas, kad čia galėčiau kažkokius labai ekspertinius vertinimus daryti. Tikrai ne man čia spręsti, bet netgi procedūriškai žiūrint, tai jeigu jau pasikvieti komisiją, jeigu jau tikrai norisi sužinoti tą ekspertinę nuomonę, tai palaukim, parlamentasgi nebaigė savo darbą, Europos parlamentas. Bus tų sesijų plenarinių Strasbūre, sulaukim vertinimą. Galų gale, kodėl bandyti nuneigti tam tikrus dalykus, kurie yra, pavyzdžiui, tam pačiam valstybės audite minimi. Išsirankioja ten kažkokias razinas, kaip sakoma, kurios tinka. Čia toks angliškas yra terminas cherry picking. Išsirenki vyšnės kažkokias, kur tau patinka, jas sudėlioji tą rezoliuciją, bet kur nepatinka, visą nutyli. Tiesiog nesakai ir sakai, kad čia nesmė. Tai tau gal nesmė, man gal atrodo esmė čia politiniai vertinimai. Ar ne? Kitas dalykas, kodėl tada nutylėti dalykus, dėl kurių Lietuva realiai turi problemų. Yra byla pralaimėjusi komisija, ar ne, ten dėl internetinės žiniasklaidos kreipimosi, tai yra dėl valstybės paramos ir tai yra susijęs su finansavimu, apie kurį kalbama yra rezoliucijoje. Tai yra neišspręsti dalykai, tam tikri klausimai. Ir nutyli šitos dalykus, tai reiškia, kad tu
sąmoningai dezinformuoja Europos parlamentą, išrinkdamas vienkrypčius ten kažkokius faktus, kurie tinka tau prie konteksto, tie, kurie netinka, juos tiesiog nutylė, padedi į šoną ir tokiu būdu, iš esmės tai šmeiži Lietuvą. Tu sakai, kad yra taip, kaip tau atrodo. Taip, kaip nėra, iš tikrųjų, ko gero. Bet tada ir eikime prie to, kad tradicija skųsti Lietuvą, aš nesakau šmeižti, skųsti Lietuvą, jinai jau nepriklausomai Lietuvoje gaji, bet tokiom bangom eina. Apskundžiama, paskui suprantama, kad vis dėlto negeras veiksmas, tada kažkiek nebeskundžiama ir paskui vėl ir tas pats veiksmas daromas ir daro tos pačios jėgos. Tai kaip šitą vertinti ir apskritai, ar neturėtų vis dėlto ta tradicija užsibaigti, kaip mes atrodom? Ar vergo mentalitetas gyvas yra, ar mes vis dėlto valstybės orumą aukojame vidiniai politiniai kovai? Aš sakyčiau, kad čia abu turbūt dalykai ir niekaip mes nesugebam išsilaisvinti iš to jungo, kad turi kažkas vyresnis, aukštesnis pasakyti, kaip čia pas mus viskas turi vykti. Nors jau mes 30 mečius lyg ir patys sprendžiam ir kol kas nieko čia nesugriovėm, kol kas tik tai augam. Aišku, visokių iššūkių mes turim ir vieną kartą geriau kažkas pavyksta, kitą kartą blogiau, bet kažkaip mes bėgom turbūt nuo to vyresnio kažkokio nurodinėtojo, ne šiaip savo, bėgom norėdami patys spręsti. Dabar lipam ant to paties grėblio ir tas mentalitetas, jisai niekur iš esmės neprapuolė. Vat kažkas turi iš ES pasakyti, nors kas čia yra vėlgi įdomu. Ne ES čia mums ką nors sako, bet aš ne veltui bandžiau paaiškinti tą virtuvę. Čia labai nedidelė dalis žmonių, man koks įspūdis susidarė netgi klausantis debato apie šitą rezoliuciją, kad tie tekstai, kurie buvo skaitomi ten per pasisakymus, yra rašyti mūsų tų pačių veikėjų. Žalimo, ten dar gal jo komandų. Aš manau, kad taip, todėl kad, įsivaizduokit, dabar mums reikėtų pasisakyti, tarkim, nežinau, tiesiog apie Latvijos ten kokį nors transliuotoją. Esame mes dabar Europos parlamento nariai, mudo, ne? Taip. Ir nesam ne vienas čia nei žurnalistas, nei labai čia kažką įsigilinę ir dabar atneša rezoliuciją apie Latvijos nacionalinio transliuotojo, ten kažkokį valdymą, nežinau, pinigus, dar kažką. Jau šiaip, kai reikia pasisakyti tokiais bendraeuropiniais kažkokiais reikalais ir tai tu renki informaciją, galvoji, kiek tu čia, kaip pasakyti, negali kaip ir šnekėti kažkokių nesąmonių, jauti atsakomybę prieš savo valstybę, nes ją atstovauji. Dabar čia ištraukiamas yra kažkoks reikalas, kur reikia pasisakinėti, ten ispanai pasisakinėja, dar kažkas iš kur jūs žinot? Vat kaip jūs taip drąsiai jaučiatės išnekėdami, ir tada šneka bendrom frazėm, kaip reikia čia ginti žodžio laisvę, demokratiją. O kasgi ginčijasi? Ir yra toj rezoliucijoje pilna tokių bendrybių, dėl kurių niekas iš esmės neprieštarauja. Jeigu išimti ten tą vidaus politikos kontekstą, tai ta rezoliucija savo galėtų puikiausiai gyventi. O tokio pavadinimo, tiesą sakant, rezoliucijos nebereikia. Taip, nes čia yra kaip nuosprendis. Aš užtat nejokaudamas sakiau, kad ją parašė ir ją prastūmė ne šiaip politikas, ją prastūmė teisėjas. Už tai jinai ir skamba kaip nuosprendis. Bet keista, kad Europos parlamento nariai ir turėkit turbūt tą omenyje ir ateityje, leidžia jais pasinaudoti labai lengvai. Taip, bet ne visi su tuo sutinka. Ir man teko kalbėti su mūsų frakcijos Latvijos europarlamentarais, nes jie susilaikė balsuodami dėl tos rezoliucijos. Ir paskui Europos parlamento vicepirmininkas iš mūsų grupės, toks Robertas Zylė, Latvijas priejo, sako, nepriimk to kažkaip asmeniškai, mes sako, dėl tokių dalykų niekada ir nebalsuosim nei taip, nei ne, nes tai yra jūsų vidaus politikos reikalas. Mes užtat ir susilaikom. Dėl to, Aurelijau, jūs tai jūsų reikalai yra. Pavyzdį, nes irgi mes turėtume nebalsuoti. Jie sprendžia savo reikalus, tai yra jų reikalai. Jie išsirenka savo
Seimą, jie išsirenka savo politikus, jie suteikia įgaliojimus ir jie turėtų ir nuspręsti, kaip ten turėtų. O tada pagalvokime apie iniciatyvą. Ar jūs nujautėte, kad gali būti toks Lietuvos kai kurių europarlamentarų kreipimasis, tokia iniciatyva skųsti Lietuvą? Nežinau dėl to nujautimo. Buvo tarp kitko labai įdomi diskusija. Buvo ir dėl pavadinimo diskusija, kaip tą pavadinti. Vat aš neatsitiktinai sakau, kad jeigu mes diskutuojam bendraja prasme, kažkokius galvodami apie saugiklius, ten žiniasklaidos laisvės, nebūtumėm ir mes turbūt prieštaravę. O koks buvo pavadinimas beje? Buvo siūlomas daug bendresnis, aš dabar jau mintinai tikrai nepasakysiu, bet maždaug kokie buvo mintis? Kad apie žodžio laisvę, žiniasklaidos nepriklausomybę, tai kas... Kitaip tariant, jokios grėsmės demokratijoje Lietuvoje nebuvo? Nebuvo siūloma. Iš pradžių. Ir iš pradžių buvo siūloma tiesiog padaryti debatus, be jokių rezoliucijų, taip pat diskutuokim. Parlamentas yra ta vieta, kur diskutuoti. Taip. Ir reikia. Nuo antikos laikų. Be abejo. Ir mes galim ir nesutikti, ir ginčytis, ir tada ten jau ir pasakyti tą savo nuomonės. Bet sakau, parašyti tokį nuosprendį Lietuvai, kurį paskui, nežinau, aš dabar pabūsiu gal tokiu vėl kažkokiu sąmokslo teorijų skleidėjų, bet, sakykim gerai, mūsų nedraugiškom jėgom. Čia gera ta rezoliucija, jinai... Be abejo. Pasiims Putinas ją ir sakys, važiuokit. Jūs čia turit priekaištų mum, tai pažiūrėkit, ką Europos parlamentas apie jūs pačius sako, kad pas jūs pačius demokratijos nėra, jūs norit užgrobti nacionalinį transliuotoją, tai kokie čia priekaištai mum savo problemas įsispręsti? Greičiausiai tą rezoliuciją jau verčia į rusų kalbą. Jinai, aš manau, išversta ir išdalinta, kam reikia, visi jau ją ir perskaitė. Tai baigiant šitą pokalbio dalį, o tada kas toliau Europos parlamente? Ar vertėtų jūsų manimų tada kažkokią prieš diskusiją organizuoti, ar tiesiog paliekam ir baigta? Aš manau, kad tas juda darbas jau yra padarytas ir jau jo atsukti atgal nelabai aš įsivaizduoju. Dabar nebent atsirastų kažkoks papildomas kontekstas, kažkokia papildoma aktualija, kada būtų galima grįžti, nes dabar, koks pretekstas grįžti. Dirba darbo grupė, kuri čia visokius siūlymus svarsto. Venecijos komisijos išvadų nėra, tai nebent, kai jos atsiras, gal tada bus galima grįžti. Tai yra, kai atsiras kažkoks papildomas kontekstas, kur bus galima tada jau kalbėti apie faktus. Kažkas konkretaus, ką galima pasakyti kaip faktą, pristatyti Europos parlamentui ir pasakyti, kad, žiūrėkit, gal nelabai čia apgalvotai buvo pasakyta, nelabai apgalvotai čia ta Lietuva buvo tokiu būdu pavaizduota. Bet sakau, tam reikia tada papildomo konteksto. Šiandien dienai būtų labai sudėtinga net ir tokį klausimą pasiūlyti, todėl kad tie patys žmonės, turėdami ten parlamente savo grupėse daugumą, jie nepraleis tiesiog tos priešingos nuomonės. O galbūt galima, tarkime, kai Lietuvos Seimas priims įstatymą nauja redakcija, būtų galima tą pristatyti ir paklausti, kur yra grėsmė demokratijai Lietuvoje. Gera mintis. Galima bus. Tai dėl to ir sutarėme. Dar vienas tada papildomas klausimas. Kažkada kitose Europos parlamento kadencijose europarlamentarai nuo Lietuvos kartais rinkdavosi į krūvą ir pristatydavo aktualijas Lietuvos žiūrovams, klausytojams ar skaitytojams. Ar jūs bendraujate tie 11 europarlamentarų kaip nors? Oi, čia labai įdomi istorija dabar. Aš toks truputį kaip vaikas dabar jaučiuosi, kai pasakojau čia su dokumentų skaitimu, tai taip nuvažiuoja su tokia vaikišku naivumu, gal įsivaizduoja, kaip pasaulis turėtų ten suktis ir viskas kaip turėtų vykti. Į Europos parlamentą atvažiuoja lankytojų ir mes ten su jais sustinkam. Tai ten papasakoja apie parlamentą, kur ten kokioje frakcijoje mes dirbam. Ir mano vienas iš tokių dalykų, apie kurį aš ten vis tiem lankytojams sakydavau, žinot, kaip ten
pykstasi kokie vengrų parlamentarai, ten kokie ispanai, nu taip nemalonu yra klausytis, jie ten, tu net nežinai apie ką jie ten ginčijas, bet tu supranti, kad jie ten vidaus kažkokius skalbinius kalbė, kažką ten nemėgsta. Ir aš sakau, o mes lietuviai, vat tokie vat nesam, mes susirenkam ir papusryčiaujam, ir pasikalbam, pasiderinam ir ant tų žodžių. Vat atsiranda vat tokia vat rezoliucija, nu tada Rasa Juknevičienė ten pirma išstoja, ten buvo dabar, apie ką ta diskusija buvo, tikrai ne apie LRT, bet jinai ten išstoja, man atrodo dėl balionų buvo, kai buvo svarstoma tada ta rezoliucija dėl Baltarusijos ten visokių hibridinių atakų ir panašiai, ir tada jinai išstoja ir maždaug gaila, kad aš čia taip turiu pasakyti, bet čia Lietuvoje, žodžiu, partijos susidėję su antisemitais ar kažkaip, nu žodžiu. Tai mes iš tikrųjų pabendraudom ir būdavo tų formatų, ir atstovybę sukviesdavo, ir papusryčiauti su ambasadorium, ir mūsų Lietuvos deleguoti komisijos nariai pakviesdavo į tokį formatą. Ir ten mes... Nėra taip, kad viens kitą labai mėgstam, bet politikoje ir neturi čia būti kažkokiu romantiniu meiliu, nemeiliu, vis tiek tu žiūri racionaliai, žiūri valstybės intereso ir aš dabar nežinau, kaip bus sodri. Nežinau, nes po to laiko mes jau nebuvom susitikę ir buvo čia bandymas visus sukviesti vakarienės, ta vakarienė jau neįvyko, nes jau nesusirinko parlamentarai. Tai kažkam labai yra smagu, kad mes va tokiu būdu esam supriešinami, va tokiu būdu per vidaus politiką esam skaldomi ir tiesiog judami viens ant kitą, nes iki tol, aš sakyčiau, mes tikrai turėjom tą formatą ir normaliai bendravom. Gal baigsis tas toksai karo būsena tokia tada, kada bus išspręstas visuomeninio transliuotojo klausimas. Tai kadangi minėjote darbo grupę, kuri sėkmingai stumėsi į priekį, vis dėlto pradžia buvo tikrai chaotiška. Susipriešinimo buvo daug, netgi dėl darbo grupės nebuvo aišku, ar jinai nesubirėjo. Ir sakyčiau, tai yra mano galva didelė sėkmė ir jinai artėja prie tam tikro rezultato. Tai aš nebejoju, kad jūs vis tiek sekate jos priimamus pasiūlymus. Nes sprendimus jau priims Seimas, taip. Seimo nariai. Kuria linkme jūsų manimų judama ir ar artėjama prie sprendimo, kurį jūs asmeniškai galvotumėte esant teisingu? Turbūt, kaip ir visą laiką būna demokratijoje, tas galutinis rezultatas turėtų būti toks, kuris truputį nepatinka visiems. Taip. Tai yra irgi demokratijos privalumas ir trūkumas. Taip, jeigu kažkam labai patinka ir kažkam labai nepatinka, jau yra nebelabai gerai. Ir tai reiškia, kad nesibaigs tada ar iš vienos, ar iš kitos pusės kažkokie protestai, ar nebus balsuojama, ar bus protestuojama. Žodžiu, taip turėtų atsitikti, kad visi šiek tiek liks nelaimingi. Ir aš jau iš to, kas ten vyksta, jau matau, kur mes šiek tiek būsim nelaimingi, nes matau, kad yra nusileidinėjama dėl tos vėl balsų, kiek reikia ten priimant sprendimą, atleidžiant, vėl matau, kad yra grįžta prie tų būtinai 2/3, nežinau, kodėl būtinai čia reikia tokios, bet čia sakau, aš jau vėl sakau, kas jau lyg ir nepatinka. Bet dėl to jūs nesitrauksit iš darbo grupės? Ne, o ką mums trauktis? Mes tikrai esam ten visokių siūlymų pateikę ir dėl valdybos. Tarp kitko, kas man yra dabar, dėl ko aš čia taip šypsaus ir man yra juokinga, aš klausau dabar žiniasklaidai pasisakančius, kritikus tuos, kurie dabar yra opozicijoje ir kurie sako, va, čia reikia, žodžiu, depolitizuoti, reikia ten ir valdybų ir ten taip toliau. Ir aš galvoju, juk mes visą šitą 18 metais teikiam. Visas šitas buvo teikiama, ar ne? Ir mažinti politikų skiriamų tarybos narių skaičių. Teikiam. Ten per pusę sumažinti Seimą, per pusę sumažinti prezidento siūlomų narių skaičių. Netiko.
Siūlėm valdybą įvest, kad nekristų tiek ten naštos, žodžiu, ant vieno vadovo, kad būtų taip kaip versle, efektyviau valdoma, ypatingai dėl didelių išlaidų ten padėtų spręsti taip toliau. Juk visas šitas netiko. Dabar tas yra kaip kažkokia didelė naujovė ištraukti ir sakoma, va, žiūrėkitgi čia yra va tokie geri pasiūlymai. Tai man tada yra klausimas, nu gerai, tai aš tada noriu suprast, kodėl tada netiko ir kas pasikeitė, kad tinka dabar. Galėčiau atsakyti. Aš irgi turiu savo versiją. Bet mano versija yra tokia, Pasakykit. Jūs tiesiog neužbaigėte darbo. Reikėjo eiti iki galo valingai. Sutinku, bet čia nepaaiškina kodėl turinio prasme netiko tada, o tinka dabar. O aš turiu paaiškinimą. Paaiškinkit. Aš savo versiją turiu, kodėl, pavyzdžiui, tada prezidentė skirti daugiau tarybos narių buvo gerai, o dabar negerai. Ir dabar reiktų pamažinti. Todėl, kad buvo stipri prezidentė, o dabar aukštas prezidentas. Taip. Dėl to? Aš manau, kad taip. Ir tai yra nebe apie turinį, nebe apie esmę, o kaip čia sako, netaikykite įstatymų vienam žmogui. Bet ta pusė, kuri kritikuoja įstatymų pritaikymą vienam žmogui, įsivaizduoja, kad čia yra taikoma Monikai Garbačiauskaitei Budrienei, taip įsivaizduoja, kad čia yra dėl jos kažkas keičiama, bet patys tuos siūlymus, kuriuos anksčiau kritikavo, dabar siūlo todėl, kad jiem netinka kitas politikas. Šiuo atveju valstybės prezidentas nepatinka. Bet čia tik tai dalis tų siūlymų, bet viso paketo vis dėlto tais metais jūs iki galo nenustūmėte. Nenustūmėm, nes pritrūko politikam drąsos ir valios, pritrūko išsigando. Ir aš galiu pasakyti, ko išsigando. Va čia irgi yra klausimas, ar pas mus gerai su demokratija yra. O ko išsigando? Išsigando, kad žiniasklaida susidoros su tais politikais, kurie balsuos už įstatymą pataisas. Konkrečiai nacionalinis transliuotojas, kad ir aš labai gerai atsimenu tas kalbas. Ar jūs norit maždaug būti tada tampami, valkiojami, ten kritikuojami, paišomi tik blogom spalvom? Šito išsigando politikai. Neišsigando kažkokio turinio, bet išsigando susidorojimą. Ir aš nežinau, kiek ta baimė racionali buvo, kiek ne, aš tai tikrai, ne tuo vadovaudamas kažkokį sprendimą priimčiau ar nepriimčiau. Jeigu už kažką nebalsuoji, tai ne iš baimės tą tada darai. Bet netiki galbūt, kad čia geras yra sprendimas. Bet vis dėlto galėčiau du argumentus pateikti. Pirma, tai gal dar nebuvo Trumpo pamokų išmokta, nes Trumpas, ką pasakė, nebijokit ir nepasiduokit spaudimui. Aš nevertinu jo kitos visos veiklos, aš tik tai tą sakau. Nebijokit, nepasiduokit spaudimui. O antra, jūs. Aurelijau, turbūt nebuvo politiko, kurio būnant ministru, kurį labiau tarkuotų negu jūs, ar ne? Ir nieko, jūs atlaikėt. Tapot dar stipresnis, esate Europos parlamento narys, partijos pirmininkas. Kur problema? Tai jeigu politika tarkuoja ir puola, o jis neturi užnugaryje finansinių kokių nors machinacijų, tiesą sakant, tai ko bijoti, sakykite? Jeigu tu neturi skeletų spintoje, finansinių ir tokių kaip Epšteino ar taip toliau. Tikiuosi, kad jūs neturite. Aš irgi tikiuosi, kad neturim. Aišku, partija yra kelių tūkstančių žmonių organizacija, ten niekada negali žinot, kas kur gali išlyst gyvenime. Čia nespjauk, sako, į vandenį, reikia jį pabelsti. Bet bent jau apie savo gyvenimą. Apie save aš juokauju, sakydamas, kad aš apie save turbūt jau tiek nebežinau, kiek apie mane žino kiti. Tai ko tada bijoti? Aš ir nebijau, Audry, aš neturiu ko bijoti, aš drąsiai šneku. Aš tikrai turiu prisipažinti, kad Trumpo atėjimas ir man kaip politikui tam tikrą prasme pridėjo tam tikros laisvės galbūt ir drąsos kalbėti, nes ta cancel vadinama šaukimo kultūra, jinai labai buvo įsisiūbavusi. Ir dabar Lietuvoje įsisiūbavusi. Bet jinai nebėra, jau dabar jinai prarado, jau keli nagai yra nukirpti čia kaip katinui. Katinui. Finansavimo dalį. Prarado jinai jėgos, jinai užlūžo tam tikrą prasme, nes atsirado daugiau jau drąsiau kalbančių, yra temų, kuriom
jau ir aš dabar galiu parašyti ir matau, kad ir nieko. Ir galim diskutuoti, galim ten pasipykti, kas tai bebūtų, ten nežinau, kokie abortų klausimai, šeimos, dar kažkas. Anksčiau tai būdavo, tiesiog neįmanoma. 18 metais dar buvo sunku. Sunkiau. Tiesiog, tai tu turėdavai paskui ten viską mest, aš atsimenu, žmonės, kurie dirbo, kartu ministerijoje, tai būdavo tiesiog tu paralyžiuojamas būdavai. Jeigu kažkokią temą pradedi kalbėti, kažką pasisakai neatsargiai, tai tau darbą tiesiog paralyžiuoja, tu nebegali nieko daryti. Bet Aurelijau, jūs kaip ministras atlaikėte, o aš atsimenu 18 metus ir turėtą daugumą Seime, jos neišnaudoti buvo tam tikrą prasme nuodėmė. Taip, bet aš čia dabar gal pabandysiu atsakyti, iš kur atsiranda ta baimė žmonėm. Aš dėl ko jaučiuosi laisvas, nes aš nesu prisirišęs prie politikos. Aš iš tikrųjų jaučiuosi laisvų žmogum, todėl kad aš turiu profesiją. Aš nebijau politiką mest bet kurią dieną, jeigu man tektų jos, sakykime, atsisakyti. Aš nejaučiu jokios baimės, todėl kad aš turiu svajonių profesiją, aš eičiau dirbti tą darbą, aš nebijau. Man nėra ko bijoti. Aš kaip žmogus esu visiškai laisvas savo pasirinkimuose. Bet yra žmonių, kuriem nėra taip paprasta. Ir kurie patekę į politiką, tarp kitko yra labai sudėtinga iš jos iškritus grįžti kažkur dirbti, susigrąžinti. Dėl to aš suprantu psichologiškai, kodėl žmonės pasidaro tiek prisirišę prie jos. Ir tarp kitko mes net dažnu atveju nepagalvojam, kad mes net ir konstitucijoje esam užprogramavę tokią problemą, ką aš čia turiu galvoj. Man teko ir su Vyteniu Andriukaičiu kalbėtis, sakau, kaip čia atsitiko, nes jis buvo vieno iš tų žmonių, kuris aktyviai dalyvavo kuriant konstituciją, ne? Kaip čia, sakau, atsitiko taip, kad lietuviai taip griežtai nusistatė, kad parlamentarai negali jokio kito darbo dirbti, jokių kitų paimų. Labai daug valstybių leidžia praktikuoti gydytojo darbą, dirbti ten dėstytojų, dar kažką daryti. Tai jo atsakymas buvo toks, mes norėjom tokios labai stiprios parlamentinės valstybės, kad, žodžiu, žmonės jau čia suprask, tik tai tam darbui atsidėtų, čia jokių nebūtų interesų. Bet tas sukuria labai nepageidaujamą šalutinį efektą, didelį šalutinį efektą. Žmonės atitrūksta nuo realaus gyvenimo, jie yra tiesiog jėga izoliuojami nuo jo. Nesutikim, kad žmonės su politiku, kuris yra parlamento narys, ministras, nėra dažnu atveju labai nuoširdus, ar ne? Ir daug yra tokio pataikavimo, daug visokių tokių, tu paskui net nebegali susigaudyti, kur čia yra teisybė, kur žmonės tau iš tikrųjų nori kažką pasakyti, o kur nori įsiteikti ir tu pradedi gyventi kažkokioj paraleliniai realybei, tave atplėšia nuo gyvenimo, tau neleidžia praktikuoti veiklos, kurią tu anksčiau darei ir tai leistų tau įsižeminti, leistų grįžti į realų gyvenimą, kuris vyksta ne politikoje, pabūt su žmonėm, kurie gyvena ant žemės ir tas, mano supratimu, duotų labai didelę pridėtinę vertę bet kuriam politikui. Tarybos, savivaldybių tarybų nariai tokiaisgi netampa, ar ne? Taip. Nes jiegi dirba greta to dar kažkokį kitą darbą ir jie tik susirenka priimti kažkokį sprendimą, bet jie nuolat yra tarp žmonių, jie nėra kažkaip izoliuojami. Tai mes turim tokių bėdų ir aš matau, kad tikrai paskui atsiranda ta tokia baimė, psichologinis diskomfortas, kuris yra natūralus kiekvienam žmogui, kai tu nebežinai dėl savo ateities, nesi tikras, tu pradedi saugoti dalykus, dėl kurių tu nors kiek esi tikras. Tai buvimas tada politikoje, pozicijoje. To, dėl ko gali nukentėti. Taip, ir iš čia atsiranda baimė. Aš manau, kad čia yra turbūt problema ir kas aš toks, kad aš čia smerkčiau žmonės už tai, kad jie ten bijo dėl savo kažkokios ateities ir pagristai bijo, nes... Na čia vėl turbūt yra demokratijos reikalai, apie kuriuos mes galbūt dar susitiksime kažkada pakalbėti. O dabar artėjant prie apibendrinimo, Aurelijau, tai vis dėlto aš norėčiau, kad jūs taip aiškiai mokat išdėstyti. Taigi, LRT valdymo schema, kuri jums atrodytų ideali. Man atrodytų ideali. Jums, aš jums asmeniškai. Įsivaizduokime darbo grupės, turite didžiulę įtaką darbo grupiai ir Seimui, ir Seimas priima. Ką? Aš visgi būčiau šalininkas
kelių dalykų. Aš manau, kad dalis jų turi šansą ten toj darbo grupėje gal sulaukti palaikymo. Viena tai yra valdybos modelis, apie kurį mes atrodo, kad visi sutarė. Panašu, kad nelabai jau čia liko kažkokiu prieštaraujančiu. Ir tas, manau, kad tikrai uždėtų tam tikrų saugiklių, norint nebeturėti tokių, sakykime, valstybės audito išvadų, kurias mes dabar turime. O ginčai dėl to, ką taryba skirtų į valdybą, jums netrodo, kad gali būti pavojingi? Nežinau, gal nesu tiek labai įsigilinęs, negalėčiau atsakyti. Nes taryba skirtų valdybą, tai čia dėl tų 5 ar kelių vietų turbūt virs kruvina kova. Virs kruvina kova, bet jeigu susidėliot tvarkingai, kas visgi tais valdybos nariais gali tapti ar ne, kokius reikalavimus mes jiem keliam ar ne ir kiek laiko ta valdyba veikia ir panašiai. Manau, kad čia viską galima suvaldyti. Tobulai nebus niekur, čia kad ir ką be padarytum. Kažkas bus nepatenkintas. Žmogaus pagundos jos niekur neprapuls. Bet Aurelijau, turbūt dėl valdybos bene labiausiai sutarima ir dėl tų 3 žmonių, kad reikia papildyti tarybą. Taip, tai vat dėl tarybos papildymo irgi manau, kad čia geras yra sprendimas ir tada atsirastų daugiau, sakykime, kažkokia didesnė tada proporcija yra ne politikų ten deleguojamų, o daugiau iš išorės. Nors čia vėl, mano supratimu, tas irgi yra tam tikra prasme pervertinama, nes ir tie žmonių, tai yra politikų deleguojami tarybos nariai, jie nėra politikai. Jie yra savo srities, vėlgi, žinovai, ekspertai ar ne, tikrai gerbiami visuomeniai, žinomi žmonės, nedažnas gal net žino, kas jie tokie yra. Ir įsivaizduoju, kad čia politikai gal toj taryboje yra, man kartais toks įspūdis susidaro, kai apie ją yra šnekama, čia taip įsivaizduojama, kad čia vos ne politikai toj taryboje sėdi. Bet kai pasižiūri pavardės, tai nežinau, aš neturiu priekaištų jam. Aš galiu ten nesutikti su vienu ar kitu, bet šiaip... Priekaištas gali būti tai drąsos neturėjimas ir vėl tas pats, apie ką mes kalbėjome, apie politikus kalbėjome. Taip, bet čia turbūt ta pati bus priežastis. Ir tada aš manau, kad vienas iš kertinių dalykų yra visgi ta galimybė, tegul ir pačiai tarybai nuspręsti, kokiu būdu jinai renka generalinį direktorių. Slaptai ar atvirai. Tai manau, kad man labai nepatinka tos spekulacijos, kai sakoma, tai čia demokratija, ką čia slėpti, tai viską čia darykime atvirai. Tai parlamentai yra ne vienas balsavimas, kur ypatingai dėl personalių yra balsuojamas slaptai, būtent dėl to, kad tu liktum tik su savo sąžine, su jokiom ten įtakom. Kas nori su tavim ten gali tartis, kažkokią įtaką bandyti padaryti. Bet kai tu lieki vienas ten ar su to lapeliu kažkur užsidaręs, tu lieki vienas su savo sąžinė. Ir kiek tu jos turi, taip ir bus, bet tu gali su jie likti. O jeigu tau reikia balsuoti vardiškai, tu pradedi galvoti apie daug dalykų. Apie tas baimės, apie tai, kas su tavim ar su dar kažko ten gali atsitikti ir taip toliau. Apie komentarus apie komentarus, kas čia tave gali atšaukti, nukencelinti angliškai kalbant ar panašiai. Tai manau, tas anonimiškumas, jis čia bus vienas iš tokių esminių dalykų. O tai jeigu jau kalbam apie skaidrumą, tai apie finansavimą. Vis dėlto, ar gali būti visuomeniniam transliuotojui taikomas komercinis slaptumas? Mokesčių mokėtojų pinigai milžiniški, reikia pripažinti, milžiniški. Tiesiog reikia dar galvoti, kaip juos gerai įsisavinti. Ir kažkoks slaptumas, ir neduok Dieve dargi kažkoks neatitikimas kažkokių taisyklių. Tai bet koks neatitikimas, įsivaizduokime, politikui tai reikštų politinę mirtį. Taip. O čia sakoma, laisvas žodis, tai gali netikėti. Čia irgi sutinku su jumis, Audry, neturi būti jokių čia slaptumų, išskyrus gal asmeninius, kur ten yra žmonių, tarkim, atlyginimai, ar ne, bet tai iki tam tikro lygio irgi gali nuo asmeninio. Vadovų atlyginimai privalo būti, tai man atrodo, apie vadovus jau čia tikrai nekalbam, bet aš kalbu apie konkrečius ten, tarkim, žurnalistų atlyginimus, ten tokių darbuotojų, kur, nereikia gal pavardėm, jų tai gali būti tiesiog
nuasmeninti tie skaičiai pateikiami ar ne, kad būtų galima pamatyti, koks ten vidurkis yra ar ne, kur ten didžiausias, mažiausias, tai tas ir patiems darbuotojams turbūt tam tikrų klausimų galėtų sukelti ir irgi matyti prie sprendimų demokratiškumo prisidėtų. O šiaip ar įmonėm, ar kompanijom, kurios dalyvauja kažkokiuose pirkimuose nacionalinio transliuotojo, jos turėtų žinot kaip sąlyga, kad čia tada su slaptumais nieko nebus. Būtent. O kas čia slapta, kas čia tokio. Tai daug ką mes perkam. Aš suprantu slaptumą, kur yra gynybos gal kokie, ten nežinau, įsigijimai ar dar kažkokie, bet čia, o kas čia tokio yra slapta? Ką mes čia... Ir tas faktas, kad tie tarybos posėdžiai dažniausiai yra tokie... Buvo visi slapti. Dabar leista jau... Bet tai dabar, dabar. O šiaip tai, o ką ten slėpti? O ką ten slėpti? Kas ten tokio yra slapta? Ką ten reikia? Tai ten iš esmės buvo turbūt daug tokių deformacijų. Tarkime, taryba galėjo per protingą laiką pritarti direktoriaus sprendimui. Tai čia 24 metų tie visi trenkti pakeitimai, kurie niekam netrodė grėsmė demokratijai. Tada netrodė, bet iš tikrųjų tai dabar mums belieka kartu laukti, kol viskas įsispręs ir Lietuvoje, ir visoje Europos Sąjungoje. Tikrai taip, bet aš norėčiau tikėti, kad mes kažkaip gal šį kartą nesusvyruosim ir politikai, ką politikai tik tai turi padaryti, jie turi aiškinti. Tai neturi būti tiesiog, kad aš tai pasakiau ir taip turi būti. Bet tuos argumentus, tą, ką mes čia dabar kalbėjom, kodėl jų nepaaiškinti žmonėm, nepaaiškinti visuomeniai, tikinčiakimės. Jūs esat vienas iš tų, kurie visada aiškina ir niekada, man atrodo, neatsisakėt paaiškinti. Kai dar kartą grįžtų prie jūsų ministravimo praktika, tai buvo iš tikrųjų tobula. Visko ten man buvo. Dabar, kai atsisukus atgal, atrodo gal gerai. Rastumėte, jeigu pakartoti ministravimo praktiką. Nežinau, sako, į tą pačią upę 2 kartus jau nebeįbrys. Nebent tik tai. Bet vis tiek linkiu sėkmės. Ačiū. Ir dėkoju už pokalbį. Ir primenu, kalbėjomės su Europos parlamento nariu, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijum Veryga. Jį kalbino Audrys Antanaitis ir tai Slenkstis pokalbis apie žurnalistiką ir kitus gyvenimo malonumus. Šiuo 4. mūsų pokalbį baigėme. Sudie. Sudie.